Sveiki, istorijos mylėtojai. Aš Ernestas Kuskailis pristatau Jums laidą Istorinės atminties archeologija. Laidoje matysite išskirtinę ir niekur nepublikuotą, kartais šiurpią tyrimų medžiagą. Susipažinsime su archeologų darbu, aplankysime laisvės kovų vietas ir išgirsime ekspertų, tyrėjų ar įvykių liudininkų pasakojimus. Stengsimės atskleisti neįmintas laisvės kovų paslaptis, kartu su jumis leisimės į naujas paieškas ir bandysime surasti dar nežinomas laisvės kovų vietas. Šioje laidoje matysime. Įprasta, kad artėjant kokios nors istorinės asmenybės ar istorinio įvykio apvaliai sukakčiai, imamasi giliau domėtis, tyrinėti tos asmenybės ar įvykio detalės. Taip, artėjant Juozo Lukšos gimimo šimtmečiui, imta plačiau domėtis jo gyvenimu ir kova. Pavyko nustatyti tikslę parašiutininkų nusileidimo vietą Tyrelių miško pakrašty. Sužinoti daugiau detalių apie prarastą krovinį. Buvęs Renginių kaimo gyventojas ir tų įvykių liudininkas Juozas Marozas, einantis jau 98 metus, sutiko mus priimti pas save namuose, Giruliuose. Bet prieš tai apsilankykime Tauragėje. Aš 98 metais su miškotvarkos brigada čia buvau deleguotas, į Tauragę atlikti miškotvarkos darbus, kadangi aš pats esu miškininkas, miško technikas. Ir man kaip tik kliuvo detalus apmatavimas miško sklypų Tyrelių girios vakarinės dalies. Domėjausi istorija buvo mano hobis, nebuvau istorikas, buvau miškininkas ir teko dirbti įvairius darbus ir vis dėlto laiks nuo laiko vis paskaitydavau ir buvo taip pat, domėjausi ir Lietuvos partizanų istorija ir ypač mūsų krašto partizanų istorija ir ypač kai pradėjo eiti tokia leidinių serija, tai Laisvės kovos archyvas. Ir ją skaitydamas, kaip tik 35-ame numeryje, man atrodo, jis išleistas yra ar 2003 metais, ar 2004 metais, skaitydamas ties jo aprašymų, kad jis buvo kilęs iš Renginių kaimo, Kakta, ir kad prie jų sodybos 50-ųjų metų, tik tais suklysta mėnuo, lapkričio 3 nusileido Juozo Lukšos vadovaujamas desantas. Buvo partizanai, didelė giria ir taip toliau. O kokie tie partizanai? Konkrečiai kas? Ar iš vietos gyventojų buvo, ar ne? Ir man iš karto kilo noras, išsiaiškinti apie mūsų tokio, mes vadiname, legendinį būrio vadą Vincą Stonį Žalgirį. Ir besidomėdamas, kadangi man kaiminystėje dar jo duktė gyveno, gal ką žino, nežino, jie lygtai, tada jinai pasufleravo, man sako, mes gavom pažymą iš archyvo. Koks archyvas? Aha, ypatingasis archyvas. Ir tokiu būdu aš kreipiausi į archyvą, ir paminėjau ten jau raštu, kad renku tokią tai medžiagą bendruomenės labui, ir man atsiuntė trumpą pažymą, kur buvo, nurodyta, kokioj byloj paminėtos tos pavardės Vincas Stonys ir Ona Jagminaitė Stonienė. Ir aš tada nuvažiavau archyvą ir 50 metų byloje pabaigoje aš ir radau būtent užuominą, kad buvo čia desantas. Ir yra paminėta, atsimenu tą sakinį, kad pabėgo pagrindinis Žalgirio ryšininkas Marozas. Kai gavome šaltinį, Ernestas rado iš Tauro apygardos vado raštą Kęstučio apygardai ir nurodytas Renginių kaimas ir nurodytas gyventojas Jokubauskas, nors iš tikrųjų Renginių kaime, kadangi turėjome mes irgi Renginių kaimo gyventojų sąrašą, Jokubausko nebuvo, buvo tik Jokubaitis. Tai buvo nurodyta, kad nuo Jokubaičio sodyba į šiaurės vakarus, tai yra apie 2 kilometrai, atstumu nusileido, tai vėl labai atitiko Kaktų sodybos vietą.
Tai čia mums iš tikrųjų netgi patvirtino tą kaktų sodybos hipotezę. Buvo parsivežęs iš archyvo bylą Juozo šitą tardymo, ten jau buvo konkretesnių duomenų, nes buvo jo brolio Fabijono ten duomenys, paskui tėvo Vinco Marozo, reiškia, ir kitų jau išryškėjo vietovė. Kur, bet miško kvartalų numeracija per eilę metų vis keitėsi. O ten, reiškia, 48 kvartalas buvo ankstesnių, reiškia, metų, o man pavyko rasti vienoje Timinsko byloj, tuo meto žemėlapį partizanai turėjo. Žemėlapius irgi pasidarė vadai ir aš pažiūrėjau, kuris tas kvartalas panašiai yra, kur kiti ir taip susiorientavau. Kadangi iš Jono Nairanausko sužinojau apie Marozo bylą, apie Juozo Marozo bylą ir išgavau iš jo tą bylą, tai pradėjus ją žiūrėti, tai tikrai radom, kad nusileidimas, tai yra krovininį parašiutą, sovietai rado 48 metu kvartale ir tada mes su Ernestu nuvažiavome pas Marozą, tai buvo 24 metų sausio pabaiga, pas Juozą Marozą į Klaipėdą ir tada jis pavyko mums sužinot, irgi taip iš kalbos, kad jis su broliu rado ne tik krovininį parašiutą, bet rado ir dar 3 parašiutus desantininkų ir taip pat rado nulaužtą pušies viršūnę. Ir kad tai rado visai netoli tos vietos, kur buvo rastas krovininis parašiutas. Kadangi krovininis parašiutas tai yra identifikuotas ir baudžiamojoje byloje, ir Juozo Marozo pasakojimuose mums, tai mes nebejojam, kad ten tai buvo 48 kvartalas. Pradėjau šnekinti pamiškės gyventojus ir kaip tik mano kita kaimynė buvo Jokubaitytė, Šerpitienė, neseniai amžinatilsį išėjo, reiškia, ir jinai papasakojo, kad taip, kad, reiškia, kažkokiu tai metu, vėlai naktį, mama ėjusi į tvartą pažiūrėti gyvulių, gal ten kiaulė paršiavosi ar karvė ar kas, ir ėjusi į daržinę, jinai pamatė vyriškus batus. Jinai, išsigando, į to momentu jinai išgirdo lietuviškai, nebijokite, mes savi. Ir tada tos žmonės, ten buvo 3 vyrai, pakvietė į vidų, pavaišino ir tie atsidėkodami, reiškia, dar vaikam davė saldainių. O tai pasirodo buvo kramtoma guma. Ir jie paskui ir išėjo. Tai vat, reiškia, aišku, kad ne visai aišku buvo, ar tai tikrai jie, bet kadangi kramtamoji guma, tai reiškia, čia jau kažkas iš vakarų. Iš turimos istorinės medžiagos, iš pačių partizanų darytų nuotraukų, iš MGB surinktos medžiagos, perėmus kai kuriuos desantininkų daiktus, jau iš antrojo desanto, mes galim kalbėti apie tai, kokią aprangą, ginkluotę ir parašiutinę įrangą naudoja parašiutininkai. Tai yra amerikietiška parašiuto sistema T5, ją sudaro 2 dalys. Tai yra pagrindinis kupolas, didesnis, ir atsarginis parašiutas, matosi mažesnis paketas, jie tarpusavy sistemai yra sujungti. Parašiutas skleidžiasi automatiškai, kada prisegama ištraukimo virvė ir šokama iš lėktuvo, ištraukimo virvė ištraukia pagrindinį kupolą ir jisai įsiskleidžia. Parašiutininkui nieko nereikia daryti, tik tai išlipti iš lėktuvo. Panašu, kad atsarginių parašiutų jie nenaudoja. Ir suprasti priežastį yra gana nesunku. Šuolis vyko iš labai žemo aukščio ir tiesą sakant, net ir mums prieš 25 metus tokių minčių yra kilę, kada mes šokom iš to paties 200 metrų aukščio. Tai parašiutą atsarginį galima drąsiai dėti į šalį, jo nebuvo. Juozas Marozas, liudydamas apie parašiutų suradimą, taip pat neprisimena, kad atsarginiai parašiutai būtų kartu su įskleistais pagrindiniais kupolais. Naudoja šalmus. Šalmai yra amerikietiški, tankisto šalmai. Na ir buvo prarastas krovinys. O kas buvo kroviniai?
Dėl ko jisai buvo toks svarbus, kad Juozas Lukša ėmėsi priemonių jį surasti. Visų pirma, tai buvo pagrindiniai dalykai, dėl kurių tai darė. Tai kritiškai svarbi įranga - radio stotis. 2 radio stočių sistemos. Viena yra siųstuvas imtuvas, tai yra duomenų perdavimas ir priėmimas. Ir kita radio stotis buvo reikalinga kaip radio švyturys, kad atvykstantiems desantams nurodyti tiksliai išleidimo vietą arba krovinio numetimo vietą, kad žodžiu galėtų priimti krovinius arba desantą. Bet krovinį sudarė dar daug ir kitų daiktų. Pavyzdžiui, kai kurie iš jų buvo netgi skanus. Tai yra amerikietiškas šokoladas. Na, ar tiksliai toks buvo, negaliu pasakyti, tai yra atkūrimas. Tačiau Hershey šokoladas buvo praktiškai visose amerikiečių sausuose daviniuose. Lygiai kaip ir kramtomoji guma, kurie beje jie pavaišino Jokubaičių sodyboje buvusius vaikus. Tai yra maža mergaitė 10 metų ir jos broliuką. Vaikai buvo didžiai nustebę, kad saldainiai nesusikramtė. Iš kur kaimo vaikui tuo metu žinoti apie tokius dalykus kaip kramtoma guma. Juozas Marozas su savo broliu ir draugu praktiškai visą krovinį iškraustė. Ten buvo dar daugiau įdomių daiktų. Na, šovinius pasiėmė patys partizanai, bet fotoaparatą paslėpė, vėliau jis atiteko Žygaičių miestelio fotografui. Kiti daiktai, tokie kaip sausas davinys, maisto daviniai, buvo tiesiog suvartoti vietoje, niekas ten jų niekur neišnešiojo, bet ką iš tikrųjų išplatino ir už ką Juozas Marozas gavo gana riebę bylą, tai buvo atsišaukimai. Ir jam pačiam prisimenant, kad perskaičius laisvė ateina iš vakarų, stipriai nudžiugo. Gal pokyčiai laukia. Ir jeigu pažiūrėtumėm, koks yra mažas gabaritas, tai galvojam, kodėl tokius darė, nes labai netgi sunku perskaityti, reikia gerų akių. Bet jeigu aš paimu 53 metais išleistą maldaknygę, kuri telpa į kišenę, ir uždedu ant viršaus lankstytą bukletėlį laisvė ateina iš vakarų, dydis sutampa. Lygiai tokio padydžio buvo ir 1948 metų kišeninis kalendorius, taip kad panašų standartą. Po trumpos pertraukėlės matysite. Aš jau kaip vyresnis, toj parašutą nutempėm į apačią ir pirmiausia atidarėm, kas ten yra tam siuntinį. Lėktuvas praskriejo virš Ringinių laukų ir apsukęs ratą skrido prie pat miško pakraščio maždaug 200 metrų aukštyje. Tamsoje nuo lėktuvo atsiskyrė 4 parašiutai - krovinio konteinerio ir 3 parašiutininkų. Pirmasis leidosi Lukša, to jau užėjo Trumpys ir paskutinis su sunkiausiu kroviniu Širvys. Širvys pakibo medį. Lukšos padedamas šiaip netaip nusikrapštė ant žemės, tuo tarpu Trumpys tamsoje ieškojo krovinio konteinerio, bet tankumynę surasti krovinę nepavyko. Lukšos paraginti visi skubiai pasitraukė į miško gilumą, prieš tai suslėpė parašiutus. Pasiklydo, galiausiai apsukę miške solidų ratą, išėjo ties Jokubaičių sodybą. Jiems patiems, net nenutokiant, kaip arti nuo nusileidimo vietos jie yra, pasiteiravo pas šeimininkus, visi aiškino savo buvimo vietą, dar pavaišino kramtomo gumo vaikus ir patraukė link Tauro apygardos erdvių. Krovinys tuo tarpu liko gulėti tankiame beržinėlyje, kurį surado Ringinių kaimo jaunuoliai. Krovinį surado mano brolis ir kaimyno tokių pat metų Rakauskis, Leonsa. Jie surado ir jie nelietė nieko, parbėga prie manęs, aš namuose buvau.
parbėga, oi, atradom tokį krovinį, parašutas ant berželių, yra kaip lietsargis ištemptas, sako. Ir mes visi trys vėl bėgom į tą mišką, nubėgom, toj pat aš jau kaip vyresnis, toj parašutą nutempėm į apačią ir pirmiausia atidarėm, kas tenai yra tam siuntinį. O tenai šokolado buvo. Tuo pat pradėjom valgyti šokoladą. Galvojom, kada tą numetį buvo medžiai su lapais. O kada rada, jau medžiai buvo be lapų. Nieks jo nerada ir nieks nepastebėjo. Galvojom, čia tik tai mums yra proga dabar viską pažiūrėti, kas ten yra. Ir mes atidarėm, buvo šovinių, kokį gal 10 dėžučių, tokie žalias dėžutės. Ir tų nelėtimas, aš bijojau, kad su savim pasiimti ką nors. Dėl to, kad kiekvieną dieną beveik eidavo tie saugumo stirbokai kratyti, kratas darydavo. Jeigu tokį dėžutį būtų atradę ar ką, man iš karto būtų 3 megztiniai buvo tokie kariški, pavyzdžiui. Fotoaparats buvo. Nu, pasidalina šitų, pasiėmėm visi po vieną megztinį. Ir brolis mano, ir Rakauskis, ir aš vieną megztinį pasiėmiau. Bet aš nenešiojau. Aš savo megztinį sudeginau, kad neprisikabintų, kad kiekvieną dieną beveik eina sirbokai, kratas daro, ieškas visokių. Nu, būtų, gal jie nuneš Rakauskis ar kasą, o aš turėsiu tokį pat megztinį ir prisikabins prie manęs. Aš jį nenešiojau ir aš jį sudeginau visiškai. Vat lapelių, ir lapelių daug buvo, bet lapelius beveik aš viens pasiėmiau visus. Ir fotoaparatą pasiėmiau aš. Sakau, aš kaip vyriausias man reikia pasiimti. O Rakauskis matė tą viską, kad aš pasiėmiau aparatą. Jis nelabai buvo patenkins. Nu ir pati mano brolis ir tas draugas jo brolio, tuoj pat tą parašutą per pusę pasidalina ją. Pasiėmė man brolis pusę ir tas Rakauskis pasiėmė pusę. Nu, o Rakauskio sūnus buvo jau komsomolcas. Iki jis parsinešė namo, viskam aišku, iš kur tu gavai tas, iš kur parsinešė, paklaus jo. Ir viskas pradėjo išaiškėti, žinokite. Mano brolis buvo vienas, mano sūnus, ne sūnus, brolis buvo vienas siuvėjas. O parašutas buvo tokia žaluma kaip lapai medžių, labai gražus. Tas brolis parsinešė namo, nu, mano brolis tojo pat, sukirpo jam pasiuvo baltinis iš to parašutą. Ir jis nešiojo ilgai tas baltinis ir labai džiaugėsis. Ir žinokit, paskui ateina miškinė, ne. Aš jums papasakojau, kad taip ir taip yra rastas toks ir toks siuntinys. Reikia paimti ir paslėpti kur kitur. O mes nutarėm, kada mes paslėpėm visi 3, mano brolis, Rakauskis ir aš, kad paslėpėm ir nieks niekur neturi sužinoti, kas, kur paslėpėm ir kam pranešti ar ką. Taip ir sutarėm. O pasirodo, išėjo visai kitaip. Atėjo miškinė, sakau, einam parodysiu, kad jūs paimtumėt ir padėtumėt kitur tą visą siuntinį. Tas dar gal prisimenat, čia dar yra knygoje parašyta Kakta pranas iš mūsų kaimo. Jis ėjo kartu su manim ir dar vienas miškinis. Mes ėjom į mišką, aš jam parodžiau. Nu ir sako, mes dabar negalim paimti, einam kur tai į žygį, paimsim vėliau, sako, tą visą. Ir aš jau, tai buvo, mano mintis tokia buvo, jeigu aš jums parodžiau, kad jie sakė paims vėliau, tai jie gal ir vėliau paėmė. O pasirodo, jie nepaėmė nei vėliau. Nepaėmė nei vėliau tos aparatūros. O paskui pradėjo išaiškėti tenai netoliese
kas tai, nu tą gal ir negerai pasakosiu, virė samagoną, kur tai netoliese. Ir mano brolis, ir Fabijonas, kuris tenai, kur rado tą. Ir jie tenai užbaliauja, ir pašalinių žmonių buvo dar kas tai. Ir jis parodė dar pašaliniam žmogui, kokiam tai, kur ten buvo. Ir man tas brolis parėjęs, kada tai namuose pasakoja, kad taip ir taip buvo. Aš jam sakau, tai mes esam dabar visi papuolę, sakau. Dabar sakau, tai ne mes vieni žinom, dar pašalinių žino, kas tai. Ir taip ir buvo. Krovinys apie mėnesį pragulėjo nesurastas. Apie jo suradimą mums papasakojo tiesioginis liudininkas Juozas Maradas. Lieka paslaptimi, kodėl partizanai tinkamai nepasirūpino ypatingos svarbos krovinį. Galimai bijojo išprovokuotos pasalos. Galiausiai krovinio likučio suradę stotimis surado MGB. O tai įvyko praėjus jau beveik 3 mėnesiam nuo parašiutininkų nusileidimo. Juozui teko skubiai iškeliauti iš namų ir pereiti į nelegalią padėtį. Kovo pradžioje, besislapstantį pas žmonės, jis sulaikė MGB. Sekė tardymai Tauragėje, vadinamoje Šubertinėje. Vėliau ilgi metai lageriuose. Po apeliacijos pateikimo jam buvo sutrumpintas bausmės laikas ir jis grįžo į Lietuvą. Kitoje laidoje aplankysime Braziūkų ir Šunkarių miškus, kur vyko pirmieji ir antrieji partizanų puskarininkių kursai. Stasio Lukšos Juodvarnio žūties vieta. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo.